tokią gražią dieną ir tokią svarbią dieną. Na, pirmiausia, tai yra mūsų mokslo, žinių ir laisvės diena, rugsėjo 1. Kiekvienas mūsų buvome mokiniai, kiekvienas esame mokiniai, kiekvienas turime išlikti visą gyvenimą besimokantys mokiniai. Tik taip galėsime būti naudingi ir savo tėvams, savo artimiesiems ir savo tėviniai. Taigi, mėlieji, žinioms klestėti reikia laisvės. Todėl simboliška, kad šiandien rugsėjo 1 švenčiame ne tik mokslo, bet ir laisvės dieną. Žinios tai laisvė, o laisvė tai žinios. Jos atveria mums prasmingą ateitį. Mokslo ir žinių diena tai ne tik šventė, tai slenkstis prieš tobulėjimo erdves kiekvienam iš mūsų. Tai įpareigojimas ne tik savo siekiams, bet ir valstybei. Visi mes trokštame šviesesnės jos ateities. Jūs visi to garantas. Tik begalinis žinių ir laisvės troškimas padarė mūsų mažą tautą galingą. Prisiminkime, kokias didelės aukas ant žinių ir laisvės troškimo aukuro sudėjo mūsų protėviai. Knygnešiai, kariai, artojai, mokslininkai ir menininkai. Visi jie sunešė tą didelį aruodą, iš kurio mes dabar semiame, kad jis neišsektų, o vis pilnėtų visų mūsų pareiga. Jėgos ir kantrybės linkiu visiems ir ištvermės. Tebūnie mokykla ne tik vieta, kur susitiks žinių ištroškę ir jas galintys teikti žmonės, bet ir vieta dvasiniai bičiulystai. Linkiu visiems, mums ir jums sėkmės.